Sveiki visiems, ačiū, kad žiūrite ir vėl mano kanalą. Tai aš kol kas sukūriau kažkokią šeimyną ir per toką boką. Ir dar, kaip man aišku, labai patinka su jums bendrauti, bet nelabai yra šitų, kaip čia jums pasakyti, nėra subscriberių jokių. Nu, tik labai mažai. Nu, bet labai prašau. Pasubscribekit. Bet jeigu dar nesubscribinsit, kitą kartą kalbėsiu angliškai. Tai čia bus tokie mano namai. Ir aš išvien darysiu šeimynus filmukus ir tikiuosi bus laikų ir subscribe. Bet filmukai bus angliški. Dėl to nes lietuviški nelabai taip, kas žiūri lietuviškų. Tik angliškų. Tai va. Ir aš jums parodysiu mano visą šeimyną. Oi. Tai vis labai įdomi šeimyna. Nu va. Tėtė, mama, oi. Dukra, oi. Didžioji sesė, mažasis brolis ir didesnė sesė. Oi, ir mažesnė sesė. Čia va tokia šeimyna. Ir aš jums noriu parodyti visiems. Pasimkiau kokią emociją. Aš noriu, kad būtų linksmas, bet kad nedarytų tokių emocijų. Va taip va padarykit. Ir vėl. Ir viskas. Jūs galit arba... Aš va taip va, kai darau, tai man visada labai nepatinka, nes taip va rankas. Ir va. O, čia nekagi dėmesį. Sesė. Kakų padarė. Tai va. Ir aš šiandien pradėsiu statyti namus, tai su jumis visiems. Tai aš va šitą išmesiu. Ai, da, ir už šito nereikia, nes šiandien hotelas. Tai aš pirmą pasimsiu. Va šitas grindis, nes man jos labai gražios. Ir perdažysiu, čia va bus virtuvė, tada. Tai čia bus living room, tai ten, kur sofa, pamiršau jau, kai vadinasi. Tai bus galbūt tokia spalva. Labai gražiai gal atrodys. Bet gal norėčiau kažko kito. Važiuokit, čia bus laikau kambarį šitą. Labai mielai atrado. Tai, visai nekreipdėmės, mano sesė čia. Tai aš galvoju šitą įsirinksiu, jis man labai patinka. Jo. Ir va čia dėsiu. Va. Dabar aš įsirinksiu sofą. Ir man sofa patinka. Tokia baltos kažkokios norėtųsi. Nu va šitą atrodo fainai. Bet netinka stilius. Aš galvoju, lygtais gal kažkokį nuotą. Nu, ne, stilius netinka. Tai va. Tai dabar aš gal įsirinkčiau, pavyzdžiui, va, kas tinka. Ir dabar tavo šitus. Ir dar gal kažkokias gėlytes. Labai mielai atrodytų. Tada aš anksčiau, kai visų dalykų neturėdavau, aš visada už sofą dėdavau tokius papuošimus. Nemoka. O dabar mokamai. Nu, su tokiais va. Į vieną šoną, į kitą. O aš visada darydavau va taip va. Sudėdavau. Nu, pavyzdžiui, už.
Ir va gauna tokią gražią sofytę, tai aš nenoriu taip daryti, man jau taip jau nelabai. Ir va. Tai aš kol kas pasmisiu šitą. Ir iš čia pasimsiu vieną dalykėlį. Ai, čia aš dar nerandu. Aš žinokit, nauja lova atsirado, ne tokia gražiai gyvūna. Aš net nepastebėjau šitai. Tai aš šitą dėsiu. Tačiau aš šitą nes labai tinka. Gal katytę turėsiu. Turi šitą šeimyną. Gal tai ir galės gyventi. Aš kažkokią lempą uždėsiu. Bet kad būtų graži. Tai aš galvoju, gal uždėti kažkokią tokią fancy, kaip va šitas, bet čia tik žvakės. Gal va šitą. Atrodo labai fainai. Ir dar galėčiau daryti va šitus. Jo. Kad būtų čia viskas šviesu, nes man nepatinka, kai būna tokia va kaip tamsa, nes aš iš tikrųjų bijau tamsos. Nekreikia dėmesio. Dabar aš televizorių. Televizorius bus šitas baltas, bet kur jis dabar, aš jį gal praėjau. Ne, nepraėjau. Tai jis lygtais esam... Va, kaip aš nemačiau. Štai aukščiau. Ir dabar staliuką kažkokį padėsiu. Va toks. Čia viskas beveik balta. O kilimukas labiausiai tinka va toks, bet jau gal biškį per daug baltos. Nors ne, stilius toks. Va. Ir aš galvoju, kad pagalvių trūktų, tai dadės. Pagalvyčių. Ir dabar aš papuošiu. Ir visi aš dabar ką tik užbaigiau papuošti. Tada aš tą uždėjau. Aš jums galiu parodyti, kur aš radau. Aš einu čia ir va čia va po lėtai eikit ir va rasi. Ir jis esas va šitoj vietoj. Tai ir aš tą padėjau daugiau. Tai dabar čia bus skabenkės dar ten. Ir sudėliosiu. Tai pirma, jūs visi žino, kad va šita skabenkė kartojasi nuo... nesikartoja, bet pirmas man buvo. Tai aš va taip gal padėsiu, bet ne. Aš darysiu va taip skalbenį. Tada padėsiu va šitą čia. Mums reikia sirblio, kaip aišku. Ne, va šito gal sirblio. Man labiau įdomi, aš jo niekada nenaudoju šiaip tai. Mums reikėtų šito. Kada čia? Va tokį. Šitam. Ir drabužė. Aš dar dėsiu va šitų. Kad pavalyt. Va, sirbutėlių, jeigu reikės. Ir valyt grindį. Ir dar man reikia šitą. Tai va čia va kaip atrodo ir aš dar biškį dadėsiu.
Tai čia kaip aišku, lempos reikia, nes jeigu be lempos, niekas įsižibės. Tokia. Uždėčiau, bet biškį per didelė. Aš galvoju, uždėsiu va tokią. Tokia paprasta, faina ir nuostabi. Ir galvoju, gal reikėtų kažkokių įdomių papuošimų, kodėl gal mes nenorim, kad čia būtų viskas nuobodu, tai aš dedu kažkokį plantų ir aš dabar čia va galvoju dadėsiu. Gerai atrodo. Ir aš galvoju, kad šitoj vietoj reikėtų kažkokio gal kilimuko. Ir gal šitą galėčiau, bet ne. Reikia biškį kitokią. Tai aš padėčiau va tokį paprastą kilimuką. O čia va bus, čia kur išeini ir da. Tai aš padarysiu vietelę, čia kur pasidedi savo raktus ir da. Man reikėtų va tokia va pavyzdžiui, arba jūs galite naudoti va tokias. Aš tai dažniausiai va tokias naudoju, dėl to nes jie labiau patogesni ir labiau papuošia. Tada jūs pasiimat kažkokius rakčiukus va pavyzdžiui. Ir aš pirmas kažkur mačiau, bet ir pamečiau. Wow. Liktais čia. Va. Bet, jeigu jūs norit, jūs galit abiejus rakčiukus pasimti. Dėl to aš abiejus jums įrodo. Nes jeigu mama ateis namo, tai jinai galės atsakyti. Bet tai jeigu tėtis pirmas, o kaip jis raktus turės? Tai va čia va raktai bus, o va čia va šitoj vietoj, nu jūs pasėdėkit, ką jums reikia, aš taip uždėčiau kažkokią kortelę, dar ten kažką. Aš padėčiau kortelę. Mamos ir tėtis, bet mamos ir tėtis gal galėtų būti kažkur kitur, tai va, ir kaip aišku, kilimuką. Ir gal kažkokį užbalaidų galėtų pritrūkti. Tai aš noriu tokių užbalaidų, kad jos atsidaro labai gražiai. Tai palaukit. Aš einu pažiūrėsiu. Ne. Tai netinka. O šitos gal. Nu ne, nu kad ko... Man reikia tokių, kad atsidarytų va kaip šitas. Bet nežinau, ar iš vis yra. O šitas gal... Ne. Gal mėlynas? Ne. Dar rožinis, tai aišku ne. O, čia tą jau tą kraj. Uždėsiu žodžius ir... Va, ir čia tas pats. Tai taip. Apsuksiu. Va taip. Ir va čia va kaip atrodo. Bet mums reikia kažką uždaryti. Čia biškį per daug vietos. Ir papuošimui aš žinau, ką dadėčiau. Va. Nekreipkit dėmesio čia. Tai da, aš papuošiu ir pažiūrėsit. Ir va, aš dadėjau, tai ir va taip atrado liftas. Tai kokias visiems dabar ate.
Ate.